Nežinau, kaip tai paprasčiau pasakyti, bet kol mes šito nepadarysim teisingai, nieko su mūsų tikslais nebus. Šiuolaikiniai moteriai reikia mažiau salotų, daugiau baltymų. Mažiau kardio pratimų, daugiau jėgos pratimų. Turim statyti kūną, duoti kūnui priežastį keistis. Kardio pratimai, vaikščiojimas, aerobika, ten kažkokie tai šokiai, labai geras dalykas yra, labai naudingas mūsų kūnui, mūsų sielai, kūnui ir viskam. Bet jeigu mums įdomu yra medžiagų apykaita, jeigu mums yra įdomu gražios kūno formos, visam tam reikalui reikalingi yra raumenis, kurių nepastatysim iš salotų ir nepastatysim vaikščiodami. Taip kad daugiau baltymų ir jėgos pratimų.